Nu ir dabar norėtumėm truputį pašnekinti LBF Diamond Tour turės laimėtoją Aleksandrą Isajenko. Čia turbūt ne pirmas turnyras jūsų, kur jūs laimėjot polo, turiu omeny aštuoniukės. Ir norėčiau paklausti grinai apie susitikimą pusfinalyje su Mindaugu Šalkausku, nes tai buvo tikrai reto grožio mačas, įtampa, ta prasme, susitikime ir iki paskutinės partijos buvo neaišku, kas laimės. O po to dar norėčiau paklausti, aišku, ir apie finalinį susitikimą. Man su Šalkausku pasisekė ten truputėlį, jis vedė žingsnį 4. Aš paskui truputėlį pasisekė, laimėjau 7. Paskui aš žaidžiau finale su Vilardu Zuma. Nu, jisai pavargęs truputėlį ir aš. Ir pats turbūt pavargęs. Aišku, turnyras buvo labai geras, geras prizais, labai geras. Nu, ačiū už turnyrą. Daug dalyvių, vienu žodžiu, žaidimas ir pavyko. Jo, ir organizacija yra, nu, ačiū. Norėčiau dar kartą jūs pasveikinti su šitą pergalę, sakant, tolimesnių gerų žaidimų. Ačiū.